Gal sunkiau išdrįsti pradėti. Kalbu aišku apie smulkų verslą, manau, smulkiam verslė yra šiek tiek lengviau tą padaryti. Aš viską suvesčiau vis tiek į norą, tai pas žmogų turi būti stiprus noras tą daryti. Prieš daug metų gyvenau Švedijoje ir tuo metu labai daug laisvalaikio leisdavau rūšinės kavos kavinėje. Man buvo labai geri prisiminimai ir tuo metu stebėdama žmonės aš sugalvojau, kad labai noriu grįžti į Lietuvą ir padaryti kažką panašaus. Ši idėja leido man pasisemti jėgų, išeiti iš samdomo darbo ir pradėti savo pačios verslą. Labiausiai padėjo pradėti, kad aš nebuvau viena, kad šalia buvo kiti 3 partneriai, nes mes labai aiškiai pasidalinom atsakomybės. Aš nežinau, kiek metų mes gyvuosime, bet aš tikrai niekada nesigailėsiu, kad tą pabandžiau. Aš patarčiau susirašyti visus už ir prieš, ir jeigu lapo pabaigoje yra daugiau už, ir jeigu yra stiprus noras pradėti, tai reikia tik tai daryti.